Bam, sveiki visi. Tai kągi, šiandien pakalbėkime apie realią namuko kainą, kiek kainuoja namukas iš Kinijos parsiųsti nuo A iki Z. Taigi, kas norit iš karto pamatyti galutinę kainą, galite atsisukti video į patį galą ir pasižiūrėti tenais. O kas norit sužinoti, iš ko susideda šitą kainą, galite spausti laiką ir subscribinti ir judam toliau. Taigi, šiandien video pakalbėsime apie tai, kaip išsirinkti ir užsisakyti namuką, kokiuose puslapiuose ieškoti ir panašiai. O to gamyba ir pristatymas ir kaip pasiruošti vietą pas save sklype, kokius pamatus daryti galbūt ir panašiai minčių pamesiu. Ir galiausiai suskaičiuosime visas išlaidas ir namuko kainą ir pamatysim galutinę kainą. Taigi, pradžiai atsidarykime AliExpress, rašome Prefab House ir matome daug pasirinkimų įvairiausių. Ir tarkim, aš išsirenku, koks man patinka modelis ir sakau, perkam namuką ir matau kainą 5200 eurų ir pasižiūriu, kas čia susideda, iš ko čia ta kaina vis dėlto susideda. Ir šiek tiek į apačią paėjus, aš pamatau raudonai užrašytą tekstą, kad šitas namukas yra iš tikrųjų, jo kaina to namuko, tie 5200, yra tik avansas. Ir iš tikrųjų, norint užsisakyti šitą namuką, reikėtų susikontaktuoti su tiekėjais ir parašyti laišką elektroninį arba skambinti telefono numeriu. Taigi, kaip matome, iš karto pirmas dalykas, tai yra, mums taip neišeis per AliExpressą jo nusipirkti. Todėl aš padariau analizę ir galvoju, kur galima iš tikrųjų ieškoti jau konkrečių tiekėjų. Ir aš užėjau į puslapį pavadinimu Made in China. Ir Made in China yra tuom gerai, kad čia iš karto tiesiai kontaktuoji su tiekėjais. Ir čia irgi Prefab House rašai. Ir irgi susirandi tiekėją, iš kurio norėtum nupirkti. Ir tuomet gali jam tiesiogiai rašyti iš karto per platformą Made in China ir galų gale tikriausiai užregistravus jūs kaip potencialų pirkėją, jūs jam duosit savo telefono numerį, kontaktus, elektroninio pašto adresą ir jums tada jau ateis arba per Messengerį arba per WhatsAppą žinutę iš jau to vadybininko ir jau kontaktuosit tada konkrečiai su to vadybininku. Galite su juo kalbėtis, aišku, telefonu irgi, bet aš dariau taip, kad aš susirašinėjau su juo. Derinau visas detalės su juo grynai per WhatsAppą. Taigi, kas toliau? Aš išsirinkau tiekėją pavadinimu Zhongtang Steel Structures Limited. Kaip matote, man iš karto išmeta online consultation, konsultacija online. Ir aš galiu čia parašyti hello, I want to buy house. Ir aš čia iš karto būsiu man iš karto pradės atrašinėti žmogus, ne žmogus, kol kas robotas, kad kreipkitės ten. Ir ar susisiekite per WhatsAppą. Taigi, kitas žingsnis. Aš turiu išsirinkti namuko dydį ir namuko dydžiai yra pagrinde 3, tai yra 20 feet, 30 feet ir 40 feet. Tai praktiškai atitinka konteinerių dydžius. Čia yra namuko ilgis
kuris iš tikrųjų gali būti 6 metrų, 9 metrų arba 12 metrų ilgio. Aukštis ir plotis yra namukų vienodas. Aukštis yra 2,5 metro kažkur tai, o plotis yra 6,3 metro. Taigi, 20 futų namukas tilptų į 20 futų konteinerį. 30 futų namukas jau nebetelpa ir jam reikalingas konteinerio dydis transportavimui 40 futų. Tai yra 12 metrų konteineris. Ta turėkite omeny, nes nuo to priklauso siuntimo kaina iš Kinijos. Taigi, aš savo atveju išsirinkau 9 metrų namuką, nes norėjau šiek tiek didesnį, kad atitiktų mano poreikius. Aš norėjau, kad būtų 2 miegamieji, svetainė ir sanmazgas su visais iš karto dušas, tualetas, būtų virtuvės komplektas, sienų apdaila ir taip toliau. Žodžiu, man davė rinktis. Aš pasakiau, kad pas mus yra pakankamai šaltas klimatas Lietuvoje ir aš paprašiau kiniečio, kad papildoma būtų medžiaga apšiltinimui įdėta, kad būtų storesnė negu ten standartiškai, aš neprisimenu, ten 5 cm gal tas termoizoliacija. Po to duoda išsirinkti grindų. Matote, čia yra fasadas, koksai bus namo, termoizoliacinė medžiaga, grindis. Galiausiai tikriausiai jūs norėsit pamatyti namuko brėžinį, kaip jisai tas namukas atrodo. Jūs galite paprašyti kino atsiųsti jums namuko brėžinį. Jis mielu noru tą padarys. Atsiųs brėžinį, taip pat galite išsirinkti namuko stogą, galite pasirinkti papildomai dar terasą, kad su terasa būtų namukas ir taip toliau, langų dydžius ir panašiai. Viską, žodžiu, derinat iki pat visų detalių, kiek tik norit. Kas toliau? Toliau namukas, kai jau surinkot visas detalės apie namuką, jau išsiaiškinot, ko jums reikės ir panašiai, jums atsiūs kinietis preliminarią sąskaitą, kurioje bus įrašytos visos namuko dalis, tai yra stogo struktūra, pamatas, kokia konstrukcija bus naudojama, kiek metalo ir panašiai, kokio ilgio, pločio. Bet bendras svoris yra įrašytas 6 tonos. Tai namukas nėra lengvas. Ir, žodžiu, kaip matote, čia ekrane dabar yra visi surašyti dalykai. Taip, kas dar? Ir tada jau galiausiai yra surašytos kainos, kiek kas kainuoja kokia dalis. Taip pat, kaip matote, namukas kainuoja 9 000. Sanmazgas su visais dušais, tualetais, įrengta jų spintelė ir viskuo kainuoja $1000. Grindinis šildymas 1700 eurų, papildomas stogas 1000 eurų, po to draudimas kelionės, kad jeigu konteineris kažkur tai iškristų, pasimestų, jums būtų išmokėta išmoka, padengianti visas jūsų išlaidas. Po to land transportas, kad iš sandėlio, kuriame gaminamas namukas, būtų transportuojamas namukas iki pat uosto. Kadangi buvo tokia situacija, kad mes delsėme su užsakėme tik tais po kažkiek laiko, mes iš pradžių irgi kažkur pavasarį planavome pirkti namuką. Ir atsitiko taip, kaip atsitiko, kad persigalvojom, o po to vasarai atėjus jau sugalvojom, kad vis dėlto norim to namuką pirkti, nes neradom geresnių variantų Lietuvoje alternatyvių, nes pakankamai brangios kainos ir Lietuvoje yra modulinių namukų. Ir nusprendėm vis dėlto, kad norim įsigyti ir pervedėm avansą. Ir tuomet kinas atėjo
karščių sezonas Kinijai. Kinijai būna irgi sezonai, kai yra labai karšta ir kai neįmanoma dirbti sandėliuose ir visi darbuotojai yra atleidžiami nuo darbo ir leidžiama jiems būti namuose. Aišku, jiems už tai pinigų niekas nemoka. Ir esmė tokia, kad darbas nevyksta visiškai joks ir tas tempėsi laikė gamybos procesas. Mums porą savaičių užsitempė tas gamybos procesas. Tai aišku buvo stresas, nes avansas sumokėtas, namukas dar nepagamintas ir toksai, kada klausinėjimas atsiranda tada kino, kada. Ir kai jau pabaigė tos darbus, kinas, žodžiu, sako, dabar visi apkrauti uostai, nes dabar visi pradėjo gamybą ir uostai pasidarė labai apkrauti, reikia pakeisti uostą. Dėl to tas transportavimas iš vienos kainos pakilo į kitą kainą ir, žodžiu, geriau užsakinėti yra ne vasarą, o daugiau žiemą, kai būna šaltesnis metų periodas, tuomet ir greičiau padarys namuką ir bus lengviau su transportavimu. Tai turėkite omeny. Kas dar? Tai va, galiausiai viską susumavus, namuko kaina yra $17 000. Čia dar mums reikia jį parsigabenti į Lietuvą, tas jau nebekainuos mums, nes mes apmokėjome pristatymą iki Klaipėdos, bet mes turėsime susimokėti mokesčius ir muitą. Ir gaunat patvirtinimą iš kiniečio, kad namukas jau ten po mėnesio ar po kiek jau yra pagamintas ir paruoštas transportavimui. Jūs pervedat galutinę sumą likusią ir tuomet jau namukas įkeliamas į konteinerį ir vežamas į Lietuvą ir jisai plaukia pas jūs nuo 2 iki 3 mėnesių. Taigi, kas toliau? Jūs sulaukėte namuko Lietuvoje. Jis atvyko ir jį reikia iškrauti iš konteinerio. Iš karto prisideda visokie mokesčiai, uosto mokesčiai ir panašiai. Taigi, muito mokestis šio mano atveju konkrečiu kainavo 388 €, PVM'as namukui kainavo 3186 €. Ir tuomet prisideda dar visokie dalykai, kaip uosto mokesčiai, iškrovimas to namuko, perkelimas konteinerio iš vienos vietos į kitą ir panašiai. Tai matote vis šitoje skaidrėje. Ir aišku, kainos nurodytos uosto visos be PVM. Kas dar kainavo? Kainavo transportas iš uosto iki sklypo. Mums pasisekė, kadangi mes statėmės namuką netoli Klaipėdos, tai realiai kainavo ten kelis šimtus eurų nuo tos pristatymas namuko nuo uosto iki to sklypo. Tai tas nebrangu, bet jeigu jūs, pavyzdžiui, galvojate kažkur arčiau Vilniaus ar dar kažką, tai tada iš karto reikėtų galvoti apie konteinerio transportavimą iki Vilniaus ir iškrovimo Vilniuje, nes tai gausis tada jums pigiau tikriausiai negu pačiam uoste tą daryti. Tai turėkit irgi omeny. Ir kaip pasiruošti patį sklypą, tai tikriausiai visiems būtų aišku, kad reikėtų išsivalyti sklypą, kad nebūtų krūmų, kad išlygintas sklypas būtų. Ir savo atveju aš dariau, sakau, polius. Man atsiuntė kinas brėžinius, nelabai galbūt tikslius, nes išgręžus polius ir pastačius namuką matosi, kad biškelį netitinka išskleistos, kai skleidi grindis, kad pasistato ne ant tų vietų, kurių reikėtų, bet iš principo pati konstrukcija laikosi ant tų polių ir viskas tame yra gerai. Ten kažkokių papildomų ten pamatų nereikia.
mes užsakinėjom polius iš firmos, atvažiavo firma, susuko per dieną, kaip matote video, tai čia tiesiog toks standartinis dalykas. Kas dar buvo, kokie iššūkiai, kad iš pradžių, kai namuką atvežė į sklypą, namukas poliai buvo įsukti pačiam sklypo gale, o tas kranistas, fiskaras atvažiavo iki sklypo, bet jo strėlė yra pakankamai trumpa ir negali toli nukelto namuko, tai jisai nukėlė tą namuką man grinai ant pakraščio sklypo, nes negalėjo į patį sklypą įvažiuoti. Taigi čia irgi reikėtų pagalvoti pradžiai, jeigu norite savo tokio namuko, kad daryti arba arčiau kelio polių sukti ir statyti namuką, arba daryti taip kaip aš, išsikviesti kraną normalų ir tada su tuo kranu, kuris kelia jau ten keliamoji galia didelė, perkelti namuką iš vienos vietos į kitą. Tai aišku, viskas papildomai kainuoja. Taigi, tai kokia galutinė namuko kaina yra? Tai galutinė namuko kaina, kaip matote, atsidarom AliExpressą ir mes matome kainą 5200 eurų, tarkim, o iš tikrųjų kaina namuko yra nuo 20 iki 23 tūkstančių. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot. Gal tikiuosi šitą informaciją kažkam bus naudinga ir pravers. Ir jeigu turite dar daugiau klausimų, klauskite, rašykite komentarus, o galite dar kartą palaikinti ir pafollowinti, nes sekančiose video rodysiu, kaip aš toliau renku namuką, kaip aš izoliuoju siūlėm sutepti ir panašiai. Žiūrėsim, kas ten per medžiagos, pajunginėsim vandenį, elektrą ir taip toliau. Taigi dar laukia daug naudingos medžiagos ir susitiksime kitose video. Ačiū. Iki.